Milijonieriaus Vidmanto Martikonio dukra, dizainerė Vidmantė Martikonytė, be jokių filtrų apie tikrąją skyrybų su vyru Pauliumi priežastį. Buvo didžiausias košmaras mano gyvenime. Aš neįsivaizdavau, kad taip galėtų man kažkada nutikti. Nuėjo į šoną? Apie išgyventą sunkų etapą ir užklupusią depresiją. Be vaistukų būčiau neišgyvenus tikrai. Bei netikėtai Nidoje įsiplieskusius jausmus 18 metų vyresniam verslininkui. Čia toks amžius mano, kai sako, kai tinka ir tėvas, ir sūnus. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Sveiki, su jumis laida Jokių filtrų ir aš, Saugirdas Vaitulionis. Turtuolio Vidmanto Martikonio dukra Vidmantė Martikonytė net papyksta, jei ją kas pavadina auksinę mergaitę. Mat, kaip pati sako, niekas nieko jai ant sidabrinės lėkštelės nepatikė. Na, o paskutinėje šio sezono laidoje atviras pokalbis apie tikrasias skyrybų priežastis, naujus jausmus, bei tai, kodėl Vidmantę jaunystėje išmetė iš mokyklos. Pastarėjai 2 metai verslininkiai ir drabužių kūrėjai Vidmantei Martikonytei buvo kupini išbandymų. Po 20 metų drauge jie išsiskyrė su vyru Pauliumi Medišausku, išgyveno depresiją, o vėliau ryžosi dar kartą patikėti meilę. Naujus jausmus įžiebė netikėta pažintis su 18 metų vyresniu verslininku Andriumi. Nors jau daugiau nei pusmetį pora mėgaujasi vienas kito draugija, skubėti Vidmantė neketina. Vidmantė, prieš laidą filmuoti sakai, kad gyveni per 3 vietas dabar. Kaip tu čia taip gyveni? Taip yra, aš tiesiog turiu tokį kaip ir butą, bet gyvenu su draugu, tada dar įsirenginėjau kitą butą, tai žodžiu ir jau į tą naują kraustusi, tai mano daiktai visur ir žodžiu balaganas toksai. Bet viskas greitai baigsis, aš jau už mėnesio gyvensiu savo bute. Ne, turbūt 2 būtuose, tiek pas draugą, tiek pas save turbūt tai bus. Kokie nauji namai, kur nauji namai? Pilies gatvėje visai, tai bus labai fainai, labai laukiu, nes pirmą kartą gyvensiu taip visiškai senamiesčio širdyje ir išeini ir viskas aplinkui, visas veiksmas ir mano darbas visai šalia, tai galvoju, bus labai fainai. Aš kadangi 10 metų Pilies gatvėje pragyvenau, tai žinok, net taip saldžiai su pavydu. Fainai? Nuostabu. Nu gerai, džiaugiuosi. Geriausia miesto gatvė. Nes vieni sako fainai, kiti ne fainai. Ai, aš galvoju šiaip fainai vien dėl to, kad aš savo turėsiu visiškai, kur viskas pagal mane, kaip aš noriu ir va taip. Pastarieji metai tavo buvo tokie labai permainų metai ir Tikrai. chaoso metai. Taip. Ar jau lyžai save? Kaip ir sakyčiau taip, bet vėlgi yra skaudžių dalykų, kurių aš nežinau, ar iš viso įmanoma pamiršti ir tai kada nors išgyventi. Nu, tikiuosi, bet šiaip matytų mane prieš metus laiko, tai net pažintum apskritai, net nesusišnekėtume. Aš mačiau tave prieš metus, aš mačiau. Ir aš mačiau, kokia tu buvai prieš metus ir matau, kokia žydinti į save jau grįžtanti. Ne, tai dabar normaliai, jau tikrai susitvarkius, taip, bet kažkokių nuoskaudų, skausmų turiu ir tai yra normalu gyvenimas. Žiūrėk, šiek tiek apie tos skausmingas tavo skyrybas, kadangi su buvusiu vyru jūs puikiai pažinojau, nežinau, kiek čia jūs, mano renginius skaitot, gal kokį 10 metų ar ne, ir man labai gražiai jūs atrodyt. Tiesiai šviesiai, kas nutiko, nes čia man lygiai taip pat buvo šokas, kaip ir man atrodo daugeliu jūsų aplinkoje, kad bam jūs skiriatės, kur man jūs tokie neišskiriami atrodė. Nu, aš irgi maniau, kad mes esame neišskiriami. Kaip, čia visiškai atvirai nieko nepasakosiu, tiesiog padarė negražių man dalykų, kur nei aš čia pirma, nei paskutinė, tai yra standartinė situacija šeimose ir tiek. Nuėjo į šoną? Pasivaikščiojo. Dabar kokie jūsų santykiai? Vis tiek jūs turite sūnų. Taip, bet mano sūnui, mūsų sūnui, 19 metų, tarp kitko rytoj. O. Ir mes absoliučiai nebendraujame visiškai. Aš jį mačiau porą kartų per šitos beveik 2 metus. Porą kartų susirašėme e-mailais, kaip ten dėl mokėjimo sūnaus, kažkokių ten, tarkim, išleistuvių ar dar kažko, bet mes absoliučiai nebendraujame ir aš nematau reikalo. Valdiški reikalai, grinai. Taip, bet ir tų reikalų yra minimaliai. Juolab dabar sūnus baigs mokyklą, tai vėl aš neturiu ką jam pasakyti visiškai ir visiškai neturime mes apie ką šnekėti. Bet tu iš tų moterų, kur kažką padarė ir kelio atgal nėra.
Buvo Niekada tų ne? kelių atgal, iš tikrųjų, bet yra riba, kur jau dėja tada kelio tikrai atgal nebėra. Tai kažką galima atleisti, yra dalykų, kur tu gali taikstytis, kažkaip ieškoti sprendimų, kažkokių išeičių, o bet yra tada, kad viskas, ačiū, viso gero, nebėra apie ką šnekėtis visiškai. Tai net nebėra nei ko čia spręsti, nei kalbėtis, nu ką ten kalbėtis, ta prasme, viskas yra aišku. Tai... Kiek žinau. Kaip jūsų skrybas sūnus reagavo? Baisiai, jeigu jūs čia visi nustebote, tai sūnui irgi ne kažką buvo. Aš mačiau, jam skaudu ir tikrai, labai sunku jam buvo. Aš tik tiek džiaugiuosi, kad jam jau buvo beveik 18 metų, kad jisai vis tiek užaugo pilnoje normalioje šeimoje. Ir tiek, o daugiau tai, sunkus etapas vėlgi čia ir man, ir sūnui, ir visai aplinkai, ir draugam, ir tėvam, ir močiutei mano, visi tai sunkiai išgyveno, bet, o ką daryti? Eini, praeini ir lauki, kada bus geriau. Aš pamenu, kai nutiko šitą situaciją, tai tau atrodo, kad kažkas paėmė tavo vūdulėlę ir nusprendė, kad badykim visur, kur galim, nes ir koja tada tau lūžo šitą, ir skyrybos nutiko, ir dirbti, sakai, kad negalėjai pusę metų. Aš net šiaip sunkiai suvokiu, koks tas etapas tau turėjo būti. Man tai atrodo, kad buvo didžiausias košmaras mano gyvenime, iš viso aš neįsivaizdavau, kad taip galėtų man kažkada nutikti ir kad taip gali skaudėti apskritai ir kad taip gali būti blogai, bet aš visą laiką galvoju, kaip, yra tikrai baisesnių situacijų gyvenime, tai yra, tai čia ką, koja tai sugijo. Koja gal ko gero mažiausia veda buvo. Tai va, tai ir koja sugijo, ir širdis sugijo, viskas gerai, viskas, kas pagydoma, viskas jau gerai skaitau. Tai viskas išgyvenama, o tuo metu tai buvo tikrai labai sunku. Aš be vaistukų būčiau neišgyvenus tikrai. Kaip tavo tėtis? Tavo tėtis labai griežtas žmogus, tvirtas žmogus. Kaip tavo tėtis reagavo iš tavo gyvenimo pokytį? Jis man labai padėjo. Labai, labai. Iš tikrųjų, jeigu ne tėtis, aš nežinau, kaip būčiau perėjusi visą šitą etapą. Jis mane žiauriai palaikė. Jis tuo metu buvo Maldyvose, bet rašė man kiekvieną dieną po 10 žinučių ir skambino ir viską, man te laikykis, nepasiduok. Nes būdavo momentų, kai aš nueidavau į studiją ir sėdėdavau ir bliaudavau ir jisai sakydavo, man te laikykis, laikykis, laikykis. Tai, visai buvo. Aš labai dėkinga tėčiui iš tikrųjų, kad man tai padėjo. Ar pilna koja grįžai jau į darbus? Nes tai, kad pusmetį net dirbti negalėjai, kad nei kūrybos, negalėjai, nei audinio paliesti. Ne, grįžau, kaip pilna. Anksčiau dirbau truputį daugiau, dabar leidžiu savo truputį mažiau dirbti, bet noriu, man patinka vėl, aš anksčiau iš vis net minčių nieko, iš vis net nežinojau nei ką daryti, nei nieko, jokios idėjos, nieko neturėjau. O dabar esu vėl kupina minčių, idėjų, visko noriu užsimti, tik vėl vasarą, vėl Nida. Negi čia dirbsi vasarą, teisingai, kas vasarą dirba? Tai va, tas čia biškita Nida ir ta vasara man trukdo, bet šiaip stengiuosi dirbti ir tikiuosi, šita vasara bus tikrai daug darbingesnė negu praėjusi. Tai jo, dirbu, man patinka dabar, aš vėl mėgaujuosi savo darbo. Kai ištinka net tokios situacijos, labai dažnai žmonės tiesiog panyra ir į vakarėlius, ir į vynelį, ir kažkokie vaistai raminamieji atsiranda. Pavyko tau išvengti kažkokio liūno? Ne vieno iš šitų nepavyko išvengti, ne vieno, buvo visas komplektukas, kas įmanoma tik tai. Aš tiesiog dariau bet ką, kad užmušti tą jausmą, kurį aš jaučiau, bet ką, tiesiog norėdavosi, atsijungti, nebūti, nejaus nieko. Tai ir vakarėliai, ir vyneliai, ir visa kita, viskas, tai vaistukai. O, žinai, aš manau, kad tikrai laidą žiūri ne viena moteris, kuri galbūt yra panašioj situacijai. Bet tavo patarimas, koks būtų moterims atsidūrusioms situacijoje, kokioje tu buvai atsidūrus, kaip išgyventi, kas geriausiai gali padėti ir ką reikėtų pirmiausia galbūt daryti? Aš nežinau, ar aš galiu patarti, nes aš išgyvenau labai sunkiai ir visiškai palūžau ir tikrai ėmiausi
negerų priemonių, sakykime, taip, bet pirmiausia, tai kuo džiaugiuosi, kad tikrai pati nuėjau pas psichiatrą ir pasakiau tiesiai šviesiai, man šakės, man reikia, kad praeitų, aš taip negaliu gyventi, man reikia vaistų, aš negalėjau miegoti, negalėjau dirbti, negalėjau atsikelti iš lovos dienų dienas, nu, žodžiu, tikrai buvo košmaras, tai bent tuo sunkiausiu momentu, kada yra gyvenime, aš nematau nieko blogo eiti gydytis, ieškoti kažkokios pagalbos. Aišku, būna ten paslydimų, ten visokių tų vakarėlių neplanuotų, bet tai nėra normali gyvenimo situacija, tai yra tikrai labai sunku. Stresas. Taip, ir tu kažkaip nori kažkaip to nejausti ir tiesiog darai va taip. Bet ką patarti, va, vienintelį galiu, kad tikrai praeina. Praeina. Ir man tada atrodė, niekada tai nesibaigs ir aš čia gyvensiu taip amžinai ir iš vis nebenoriu gyventi. Bet praeina, iš tikrųjų praeina. Tai vien tas fainai, kad tikrai praeina. Ir visiems apskritai praeis. Geriausias pleistras yra nauji jausmai? Irgi padeda. Gerai, pakalbėkime apie gražesnius dalykus, apie naują tavo meilę. Jau, kadangi buvo oficialiai ir ant viršelio stiliaus žurnalo užlipę abu, tai kaip ir tikrai drąsiai galima kalbėti, kad rimta, ne pleistriukas po skausmingų santykių, o jau šitbeitas rimtesnio. Andrius, jūsų labai romantiška pažinties istorija. Taip, mes susipažinom vasarą Nidoje. Aš, kai išsiskyriau, iš tikrųjų daugiau negu pusę metų nedirbau visiškai, nes labai sunkiai sirgau depresiją, tai išvažiavau beveik visai vasarą į Nidą. Ir ten buvau, norėjau tiesiog atsigauti, kažkaip tai va ir atsigavau. Susipažinot Nidai. Taip, aš ta prasme gyvenau vienam laive, o jis yra buriuotojas. Laivuose gyveno? Jo. Tai, o jisai buriuotojas ir pasaulio čempionas, Lietuvos daugiakartinis čempionas. Tai jis irgi laive gyveno ir mes kaimynai buvom. Tai, o kai visi gyvena ten laivuose, tai visi bendrauja, susipažįsta, ten vakarėliai, kiekvieną vakarą tarp tų laivų, tai taip ir susipažinom. Tarp jūsų yra visai nemenkas amžiaus skirtumas, ar ne, iki 18 metų. Taip, bet aš žiūriu kitaip. Kaip tu žiūri, pasakyk. Aš žiūriu taip, kad mano eks vyras buvo 12 metų už mane vyresnis. O šitas yra tik 5 metais vyresnis už mano buvusi. Tai tu įpratus, čia nelabai čia. Tai čia man normaliai. Aš taip žiūriu. O vis dėlto kažkokių tai skirtumų, jauti, kad amžius kažkiek, kitaip yra. Aišku, jaučiu, aš galiu meluoti, čia visi, kurie sako, ten turi vyresnius antras pusės, oi, čia nesijaučia. Aišku, jaučiasi. Ko jaučiasi? Blema, grįžtų ten, jis ramesnis, nori ramybės daugiau ten kartais. Nors ne, man patinka, kad jis vaikšto ir vakarėlius, visur dalyvauja ir panašiai, tai čia pliusas. Bet, vis tiek jaučiasi, yra kažkokių, man reikia daugiau draugų, kompanijos, aš galiu kiekvieną dieną vakarieniauti su draugais, eiti į miestą, į kavinės, o jis nori ramiau jau praleisti laiką. Bet aš suprantu, tai jam 5 metai. Normalu gal. O tai, kas tave užkabino jame labiausiai? Aš tiesiog jaučiuosi rami ir saugi su juo. Ko man labiausiai reikėjo po skyrybų. Aš buvau visiškai išsitaškiusi į visas pusės, apskritai pametusi save ir visiškai buvau chaosas, net nežinau tinkamo žodžio save apibūdinti. Ir jisai man labai padėjo. Aš nurimau ir supratau, kad vėl viskas gali būti gerai. Ką reiškia, kai tavo gyvenimą aptarinėja žiniasklaida, Vidmantė žino nuo mažumės. Tačiau pavyzdiniu elgesiu milijonieriaus Vidmanto Martikonio dukra nepasižymėjo. Pabėgimus iš namų ir išmetimą iš prestižinės mokyklos Vokietijoje vainikavo nėštumas būnant 17. Tačiau šiandien visą tai Vidmantė priima tarsi pamokas, kurios ją išmokė pasitikėti savimi, siekti visko savo jėgomis ir klausyti savo širdies balso. Tu esi iš tokios auksinės šeimos, ar ne, tavo turtinga šeima, tavo buvo ir yra įtakingas tėtis, ir buvo ir politikas. Tau nuo vaikystės buvo klijuojama tokia auksinės mergaitės etiketė, kur viską ant lėkštelės tėtis padavė. Ar erzino tave tai?
Ai, manęs iš vis neerzina, kas šneka, iš tikrųjų, man nesvarbu, aš apie save tiek girdėjus, kad, oh my god, man nebeįdomu, iš tikrųjų, kas šneka. Aš iš tikrųjų, man tikrai nebuvo viskas ant lėkštutės padėta, aš iš savo tėvų išsikraušiau, kai man buvo 16 metų, aš pastojau, aš visiškai neturėjau nė cento, mane išlaikė tuo metu vyras, aš buvau mokinė, tai... Čia taip įsivaizduoja visi, kad taip anaip. Visiškai ne, aš savo biznį pradėjau pati nuo 200 eurų litų. Litų, jo. Tai ir sunkiai po biškiuką pati viską įsivažiavau, čia visiems atrodo, va, čia tėtis paėmė, nupirko siuvėjas, konstruktorės viską ir suknelę sukūrė, dukrytė sėdė, gražiai atrodyk ir pardavinėk. Nu, nesąmonė, nu, ne taip yra, aš dirbu ir viską darau ir... Panašiai ir manęs tėtis nelepina, ne vienos iš mūsų. Tai, o kodėl? O kodėl? O aš ir džiaugiuosi, aš ir neklausiu kodėl, aš manau, kad taip yra normalu. Nes, o tai kaip būtų, tai nesusišnekėtume dabar, nu. Nu taip, nu. Na, bet žinai, kai esi iš geros šeimos, tai būtų daug lengviau, žinai, čia. Tėvelė nori to, tėvelė nori mašinos, tėvelė nori namų, tėvelė nori... Na, jau kai tėvelė nebebus, tai kas tada bus? Tada iš viso tragedija bus. Tai lengviau kada tuo etapu ir taip, o kaip savyje jaustis? Man, pavyzdžiui, patinka, kad aš pati savo užsidirbu ir pati savo galiu leisti dalykus. Aš tada tai vertinu visiškai kitaip ir aš tuo džiaugiuosi daug labiau. Tai... Bet tu tokia maištininkė esi, kad bus pagal mane viską pati pasidarysiu ir nieko... Jo, taip, tikrai taip. O tu nuo vaikystės buvai tokia su charakteriuku, kad... Tikrai taip, tai mane išmetė iš gimnazijos, ten tralelė, tai... Tave išmetė iš gimnazijos, nagi? Ne, tai vasario 16, ten po metų ir išmetė, mano sesuo ten prasimokė 10 metų, o mane po metų jau... O kodėl? Gerai, ką prisidirbai? Oi, o ko aš ten neprisidirbau? Nu, sąrašiuką. Per langą iššokau, išvariau į tūzą, ten padėgiau virtuvę, ten... Padėgiai virtuvę? Nu, netyčia. Bet darydavau tikrai nesąmonę. Ta prasme, man buvo 14 metų. Tai tikrai pridariau zbitkų, aš manau, iki šiol jie mane ten visi atsimena. Ir tikrai, mes buvom 4 draugės, visas 4 mus išmetė. Tokia legendinė ketveriukė? Jo. Banditės tokios. Tokios, pavarėm ten kietai. Bet smagus laikai buvo. Tai ta prasme, aš nuo vaikystės kažkokių, bet vis prisidarau. Esi nuo tėvų gavus rimtesnių velnių? O, esu, žinoma. Kokių bausmių didžiausių esi gavus? Oi, kokių didžiausių, nežinau, didžiausių gal čia ne viską pasakosiu, bet pas mane tiesiog jeigu... Kur legalu pasakoti? Va, teisingai. Kur legalu pasakoti, jeigu ten kitiems skirdavo namų areštas, ten 5 dienas, ar ne, tai man būdavo 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, pusę metų namų areštas, išneša kompą, išneša telefoną, ten, žodžiu, jokio social life, nieko. Tai, taip, bet ir tada išsmūgdavau per langą irgi su jebra kažkur. O su metais dingo tas toksai maištavimas iš tavo natūros? Apsiraminai šiek tiek? Ar vis dar laipioji per langus? Ne, per langus dabar ne, dabar manęs niekas nebegali neišleisti, aš dabar tiesiog galiu išeiti laisvai. Bet, kaip aš iki šiol mėgstu dalyvauti, būti visur, o tą rolę perleidžiu sūnui dabar, Jo laikas dabar. Genus šitos gerosius sūnus paveldėjo iš tavęs? Laipiojimo? Dalį tikrai paveldėjo. Kokia esi mama? Aš manau, kad aš bent jau stengiausi, tikrai aš buvau labai jauna mama, bet stengiausi tikrai, kad vaikas to nejaustų ir kepiau blynus, ir kotletukus, ir kiekvieną rytą pusryčius darydavau. Aš tikrai norėjau, kad jisai turėtų pilną, normalią, visiškai vaikystę ir tikrai kalbėdavausi. Aš manau, kad aš labai normali mama. Nors šiais laikais vėl visi ten turi traumas, kažkokias iš vaikystės. Normalu, kad turės kažko. Bet aš manau, kad aš tikrai buvau gera mama. Tu labai jauna pastoji, kiek tu buvo? 17 metų man buvo. 17. Esi kada pagalvojęs, kad blemba, paskubėjom čia, nutiko
Ne, tikrai niekada. Aš žiauriai džiaugiuosi, kad mano sūnui yra dabar 19 metų, aš jaučiuosi dar gana jauna. Mama? Ir ne tik jauna mama, bet ir šiaip jauna. tai aš tikrai žiauriai džiaugiuosi, kad man visas tas etapas praėjo. Mano dabar klasiokės gimdo vaikus, karjera jau kažkoje įvykus, turi daryti pauzę, vėl paskui kaip grįžti, vaikai serga, ten O man viskas, man ramu, mano vaikas atskirai gyvena savo bute, aš savo gyvenimą savo kuriuosi, ten, man nebereikia auklę samdyti, aš noriu išeiti savaitgalį kažkur į miestą. Tai man visiškai ramybė, visiškai, aš galiu keliauti, daryti, ką noriu. Man žiauriai faina. Ir daugiau vaikų tikrai dabar nenoriu, anūkų nebent. Oi, gal ankstoka dar tu per jauna? Ne, tėvų anūkai. Normaliai. Žiūrėk, tavo dabartinis draugas Andrius taip pat turi vaikų. Taip, turi. Kaip tu sutari su jo vaikais? Tai puikiai. Tai jo vaikai netoli mano amžiaus. Tai va todėl ir klausiu, kaip tu sutari su savo vyro vienamžiais vaikais. Labai gerai, mes bendraujam, turim apie ką. Taip, čia toks amžius mano, kai sako, kai tinka ir tėvas, ir sūnus. Taip yra rimtai kažkur girdėjau. Ne, bet mes gerai sutarėm, gerai bendraujam, viskas gerai, ta prasme, jokių problemų, jie mane puikiai priema, tai aš nesu jų pamotė, tikrai ir viskas gerai. Tu minėjai, kad kol kas mėtaisi per 3 vietas, netrukus įsikelsi į Pilies gatvę ir tada sakai, kad gyvensi per 2 vietas. Kodėl neapsigyvenat kartu? Ne, tai galbūt. Aš truputuką noriu pagyventi ir viena, nes aš gyvenime niekada negyvenau viena, visiškai niekada. Tikrai, tu iš tėvų išeitiesi su vyru. Taip, ir viskas. Ir tuom ir baigėsi. Tai... Neišsilakščius tu dar. Tai vat. Aš tiesiog noriu bent truputį pažiūrėti, ką reiškia vienai gyventi, o gal man visiškai nepatiks. Ir už savaitę skambinsiu, Andriau, viskas kraustykis pas mane, man čia ne faina. Aš nežinau, bet aš noriu pajausti, aš noriu pasižiūrėti. Aš iš tikrųjų savęs apskritai nepažįstu, kokia aš esu dabar po skyrybų, nes man viskas nauja iš tikrųjų. Tai aš dar pati daug kur savęs nežinau ir noriu sužinoti. O žiūrėk, tu vis tiek turi savo prekės ženklą, esi kūrėja, kokių dar ambicijų turi? Kai dabar vėlgi. Viskas lyg ir aprimo, tuoj bus namai, yra gražūs santykiai, grįžai į darbus. Taip. Kokių ambicijų turi? Ką dar gyvenime reikia susitvarkyti? Kaip, dabar noriu, kad mano sūnui sektųsi iš tikrųjų. Pergyvenu dėl jo, dėl mokslų, dėl darbų, dėl kažkokių tokių dalykų. Kaip jisai jaučiasi, kaip kažką. Aš nežinau. Aš iš tikrųjų noriu paprastų elementarių dalykų. Man labai yra svarbu dabar mano namai. Aš blaškausi per tas 2-3 vietas jau beveik 2 metus. Tai aš svajoju tiesiog nusipirkti lėkštes į savo namus. Tokias, kokių aš noriu. O tai aš nesvarbu, tu sakai, kokių aš noriu. Tai prieš tai, kai su vyru gyvenai, ne pagal tave buvo? Ne, tai buvo pagal mus, šeiminiškai, taip, kitaip. O aš dabar noriu, kaip tik tai aš. Man net nereikia su nieko tartis. Ir man tas fainai. Nes vis tiek buvo, bendri čia drabužinė, tarkim, o pusė jo, pusė mano. Ne, aš noriu savo dabar visos drabužinės. Taip. Noriu savo, kad būtų viskas pagal mane. Sienos spalva tik pagal mane. Viskas tik pagal mane. Aš to niekada neturėjau ir noriu. Ir man fainai atrodo. Smulkmenų tokių atrodo. Žiūrėk, po skyrybų, būna, kad tiesiog žmonės atsargiau žiūri į santykius naujus, atsargiau prisileidžia naujus žmonės. Tu kalbėjai apie tai, kad noriu pagal mane. Pasikeitai pati, tave pakeitė? Aš labai pasikeičiau. Taip ir apskritai į santykius žiūriu visai kitaip ir labai bijau, kad vėl neskaudėtų, kad vėl nebūtų tas pats, kaip buvo, bet, vėl taip turbūt nebus. 20 metų čia turi laiko tarpas praeiti ilgas, kad taip vėl jaustis. Tai, bet šiaip atsargiau žiūriu, nepasitikiu gal jau dabar tiek žmonėmis, įtariau į viską žiūriu. Jo, aš būdavo viską šeimoje, darydavau dėl vyro, dėl sūnaus, aš save buvau labai atidavusi dėl jų, o dabar nevelnio, taip nebebus.
Aš. Anksčiau, jūsų Paulium būdavo vakarėlių liūtai, pas mane praktiškai kiekvienam renginyje taip pat būdavo ir pastaraisiais metais kažkaip tai nebematau tavęs tam sociume visam Vilniaus grietinėlės. Šiek tiek slėpėsi nuo žmonių. Buvo etapas, kai po skyrybų aš tikrai nieko nenorėjau, apskritai man net nebuvo kur ten eiti, aš buvau visa užtinus, užsiverkus ir nuo vaistų irgi prisipumpavus, tai ten jokios kalbos apskritai, aš net į parduotuvę maisto neidavau, voltą užsisakinėdavau, tai čia apie tai vakarėlius net nebuvo kalbos. O paskui kaip? Vėl, pradėjom su Andrium draugauti. Su Andrium kaip ir nenoriu eiti dar į viešumą kažkur. Viena eiti nesąmonė, ką aš ten veiksiu. Tos draugės tai gali, tai negali. Ir šiaip draugės yra draugės, tai užknisa tai ką. tai tiesiog toks etapas buvo. Taip, o dabar, ką žinau, visi pamatė tą Andrių, visi kažkaip kas reagavo, kas nereagavo, koks jis skirtumas. Žiūrėk, kai pirmą kartą Andrių išsivedė į renginį ir aš pamenu keliose mano organizuotos renginiuose, kai tik tai tu su Andrium pasirodydavai, tai pradžioje būdavo, kad tu viena fotografuojas ir Andriaus nerodai. Taip. Ir kada nusprendai, kad gerai, viskas, it's official, pasirodom? Kažkaip, nežinau, tiesiog... Tavo iniciatyva buvo, ar Andrius parodė iniciatyvą? Gal jis labiau norėjo ir aš jį suprantu, nes jisai kai aš jį tarsi slėpiau, niekam nerodžiau. Nelabai saugiai žmogus jautėsi. Ir taip, ir aš gaudavau ten per dieną 30 žinučių vyrų, einam kavos, einam į pasimatymą, ten tralivalį. Jį irgi užkinsa ir aš suprantu tai. Tikrai, ir būdavo ir skambinai, žuliai, naglai, ten vidury nakties, tie vyrai, bet kada... Tu labai graži, tai normalu, kad tie vyrai tave... Žinai, kas dėl grožio, kas dėl ko, whatever. Patogumo irgi galvoja gal čia. Bet tiek to, bet tai aišku, jam nefainai. Ir aš suprantu dabar, jeigu jam skambinėtų čia moteris, kas 10 minučių naktim dienom ir ten aišku nervuotų. Tai tiesiog galvoju, okei, užtenka, viskas, gana... Tai vienas pažįstamas atsirado iš 4 klasėje, matėmės paskutinį kartą, skambina, man te labas, žinai, aš turiu 3 butus ir 2 mašinas. Ir ką? Sakau, tai ką, tai bet žinok, duris jau atvežai mano naują butą. Su kraičiu į santykius ateina. Tai va. Tai visokių tokių variantų buvo, tai gana. Ir vėlgi, aš pradžiai su Andriu tuo nesinorėjau taip kažkaip rodytis, ką žinau, kiek čia tie santykiai tęsis. Aš nenoriu, kad čia kas mėnesį po naują pristatinėti ir naujo ant viršelio. Tai viršeliai baigsi žurnalą, tiek nėra. Reikia pabūt biškį susiprasti savyje, kad, jau rimčiau, kad kažkiek žiūrėt, tada jau galim gal reit. Nors nežinau, kas bus. Tai kokia bus tavo vasara dabar? Tikrai bandysiu daugiau dirbti. Ir jau dirbu iš tikrųjų, bet normalu, jis dažnai būna Andriui regatos Nidoje, tai mes tikrai daug laiko tenais praleisime irgi. Ir kokia, ir aš tikiuosi viskas bus gerai, taip, aš iš tikrųjų nieko neplanuoju, man nepaeina nei vienas planas, aš visą laiką tą patį kartoju, nei vienas nepaeina. Taip, tai ir aš nieko neplanuoju iš viso. Čia planavau pas jūs ateiti kiek kartų, nepaėjo. Ačiū Dievui, pagaliau paėjo. Tai, Vidmante, ačiū tau labai, kad atėjai. Mūsų bičiuliai, didžiausias veterinarinių klinikų tinklas 8 drambliai siunčia linkėjimus, nes žinau, kad Andrius turi ne vieną gyvūną, o 3. Tai linkėjimai ir ką, gražios saulikusios vasaros. Ačiū labai. Tai buvo visi pokalbiai be jokių filtrų. Šį sezoną mes pasimatysime jau rudenį, o jums gražios vasaros. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui.